su spinningu, esu Norvegijai. Einu iki kažkokio tai mažo žiūriuko. Pabandysiu su spinningu pagauti upėtakį. Neįsivaizduoju, kas čia gyvena, bet parašyta Lake Trout, Sik, Palijos, tai bus matyti. Wow. O, matau žiūriuką. Nežinau, čia galiu eiti, negaliu. Bandysiu. Lemba, su šiginiais batais, baltom kelniam. Einu. Dar kažkokias tai samanas. Svarbu būzą kokią neįlipti. Tada bus nesmagu. Bet žiauriai noriu pažiūrėti, nes čia tokiose vietose nesu niekad gaudęs. Nežinau, ką galiu pagauti. Vakare 9 valandas. Šalta realiai. Taip tai atskridus buvo 20, dabar yra 14, nes beveik kilometras aukštyje esu. Kas yra tikrai daug. Taip, esu jau prie kranto. Aha. Gerai. Reiks kamerai filtrą užsidėti, nes žiūriu, saulė labai spindi. Kokie krantai čia. Smagus. Geras. Bet čia biškį kojas labiau sminga. Bet šiaip realiai visai normaliai čia atrodo, nežinau, bus matyti. Gerai, laikas dėtis įrangą. Ką, filtrą užsidėjau, turėtų ne taip kris saulės spinduliai. Meškerę paliksiu čia. Meškerė, tai nežinau, čia iš dėdės paėmiau. Čia yra nuo 5 iki 25 gramų. Dar turėjo kitą, bet ten buvo iki 40. Tai šita liaunesnė. Ir ant šitos monofilmentinis valas yra. Ant tos kitos buvo pintas valas. Tai nežinau, užsidėjau šitą. Galvojau tiesiog prie valo rišt, bet nes karabinus turėjo tik tai didelius, bet teko dėtis didelį. Kodėl? Nes, sukrė kitai man būtų susukus valą. Tai gaunasi gaudysiu su truputį dideliu karabinu. Aš nežinau, ar čia įtakos man žvejybą ar ne. Tai pasižiūrim, va, palį krantą. Sukrė dirba. Tai upėtaką nenubaidys. Jeigu čia tokių bus. Ką, pirmas metimas. Užmetu nelabai žiūriu. Kojas čia kaip šlampa man. Čia ir taip šalta. O, čia žolės kabinas. Ui, aš čia prisemsiu, matau, kad gerai, reikia žolę. Nusiim visų pirma. Reiks kažkaip eiti, kad neprisemt. Jei ką, bandysiu eiti gal prie didesnio ežero, gal ten bus labiau uolas. Tai reiškia, kad galėsiu galbūt daugiau nuo akmenų gaudyti. Va čia kažkoks cikmo. Bandysiu tustoti. Gerai, vėjas biškį nurimęs dabar. O, geras metimas. Svarbu nenuplėšti. Namukų čia pilna. Žolė kabinasi. Vanduo irgi labai mūžnas, gal reiktų kažką šviesesnio dėti. Ir čia koja sminga, bet galiu kažkaip atsistoti. Kabinas tai labai šiaip. Bet žolės neužkabinau. Kai toks spinningas labai sunku užmesti. Jisai sunkesnį masalam. O, čia akmens galiu atsistoti. Čia toliau smingu. Tai visą užkabinu žolę. Ką čia padaryti, kad jis nesikabintų. Gerai, bandau kitą masalą. Va. Blemba, šiaip čia labai didelį, nebent va šitą blizgę kokią. Highland Trout Mix. Realiai parašyta, kad čia galima pagauti. Starkis, lydekas, šerys, upėtakis, vaivorykštinis upėtakis. Čia vaivorykštinis upėtakis yra. Gal ne čia nežinau, bet... Nežinau, einu kitur. Be proto pradėjo pult mane muselės šokius mažus. Oi, nesau, dar taip niekas nėra kandę kaip jos. Ne tai, kad uodas kaip pradėjo kasti. Į kandą jauti, o čia per visą galvą. Dik kokių 30 minutų kastų. Nežinau, einu šitą ežerą, didesnį ežerą bandyti. Aišku, jis biškį toliau, bet paeisiu. Realiai, namukų visko pilna, bet kažkaip nei vieno, nei žmogaus buvau sutikęs, nei mašinos. Visiškai tylu, atrodo, aš vienintelis būčiau. Nežinau, labai įdomiai. Dabar toks posūkis, didelį ratą suku. Leidžias čia nuo kalno, bet pakilt jau bus ką veikti su kojom pėsčiomis.
Nu, bet kalnai tai per kamerą nelabai matos, kai 5 režimas. Bet taip tai turėtų būti Tai va, nežinau, dėl šitos didelio suktuko. Bandysiu gal be jo tiesiog. Gal nesusuks valo, nežinau. Bandysiu gal ant gumos tada. Nes einu dabar iki didelio ežero palyginus su šituo. Kažkokios musytės labai pradėjo, neįmanoma apsigint. Tai tikiuosi, kad ten nebus, arba bent jau bus va kaip čia uolos. Tai galėsiu nesušlapęs batų eit. Tada jau didelis ežeras. Parašyta negalima asfaltim žvejoti. Nežinau, bet tai geras. Oi, patas. Nu čia gal ir yra šansų kažką pagauti. Nežinau, maža blizgutė dar vis. Čia gal taip kabinsis ir jau čia matau gylio bus. Tik tai, kad akmenis gali būti taip, kad nuplėšiu, ko aš labai nenorėčiau. Bet įmanoma. Nu, čia svarbiausia bent jau vaikščioti visur bei gali. Noriu pažiūrėti čia. Upelis teka, ne? Praeisiu čia kažkaip neįvirtis. Gal. Bum. Eina savo čia kaip gražu. Kliūt. Gerai, tiek gul, gal čia biškai paskęsta, čia visai gilesnis ežeras. Dabar yra beveik 9:30, be 20:10. Kažkas, man rodos, ant paviršiaus musę kažkur svėrė. Čia biškelį vėjas yra tas gerai, nes muselės manęs taip nepuola. Nu, kažkaip prisirišau, bet pririšdamas pamačiau kažkieno karabinas, bet jis čia labai didelis ir čia šitas suktukas jau surūdijęs. Tai nežinau, kažkas čia tikriausiai ant didelių maslų gaudavo kažkokią sistemą gal daro, nežinau net realiai. Bet jo, aš kažkaip prisirišau. Vis tiek maslas nesisuka, jis taip šonu juda. Čia biškai gavus valo atkarpa dar papildomą, bet nieko gal. Prisikalbėjau su musytėm, pult pradėjo. Ir žiūrėsim, dabar gal jisai geriau dirbs, nes tada tas karabinas, kai mažas maslas, biškai nemažai svorio jam gaunas masalui. Bet tikiuos valo nesusuks. Čia pats svarbiausias dalykas man, nes tada būtų labai blogai. Nutraukiau blizgutę. Kabinau kažką tai. Tai reiškia, reikia dėti kažką kitą. Šiaip man va tokios patiktų, bet jos nurašo 1 dydžio. Bet man tai čia labiau 3 kokią. Va, šitą ir pabandysiu. Va, tokios va kandžia. Ir jos taip stipriai kanda. Akmenis, žinau, tai jau nutraukiu vėl. Dabar turiu idėją pabandyti kažką tokio. Aš nežinau. Upėtakiai, manau, galiu sugundyti. Neįsivaizduoju. Šitą įdėsiu. Esu pagavęs ant guminukų upėtakių, tai manau įmanoma. Nu, bandžiau guminuką, kabinau į akmenį iš karto, atlenkiau kablį. Dabar su sukriukė tą, kur pačiai pradžiai gaudžiau. Turbūt geriausias masalas, kuris čia yra. Tikiuosi nenuplėšt. Ui, čia žiūrėkit. Čia neįkrist irgi. Gerai būtų. Na, vanduo. Nežinau, pamėtysiu, jeigu nieko. Varysiu, gert noriu jau. Nieko nepasiėmęs. Ką rytoj žvejybą bandysim. Siek šiandien 1 diena. Kas čia? Ir daikčiukas. Kas šitokio? Neįsivaizduoju kas čia. Net nematau, kad museliam kažkas maitintus tiesiog. Ramuma. Nei žmonių, nei žuvų. Va tai va. Nu ką, kita diena. Keliauju prie kito ežero. Kalnai visur. Žiauriai šipreliai gražu. Man kas patinka, čia va visur stamanos. Labai smagiai ir tokie medžiai. Per kamerą tikrai neatrodo tokie dideli kalnai kaip iš tikrųjų. Bet jo, ten priekį ypač, nežinau, einu iki tokio žiūriuko. No internet connection, nu bet pagal viską tikriausiai prajaučiu šitą posūkį.
Jau ir turėtų būti kitas po dešinę ir matau, čia toks mažas upelis teka. Tai gal jame dar pavyks pamėtyti. Nes ką galiu pasakyti, tai kad upeliai čia kai yra kalnuose, jie taip gaunas krenta tas vanduo. Nu ir tiesiog netolygiai plaukia vanduo. O čia kažkoks ežeriukas van. Gal paskui eina čia pabandysiu nueiti. Blemba gražus atrodo. Tik tai gali būti, kad ten šlapia labai bus, aš nežinau. Dabar čia jau to turėčiau prieiti prie kito ir pagal viską turėčiau matyti ežero krantą. Ten labai didelis ežeras palyginus, kur dabar einu. Aišku, ne toks didelis, kur šiandien ryte aš bijau. Ten gal 30 km ilgio ežeras, bet buvom prie dar vieno žiauriai upėtakiai taškos, bet nekimba visiškai, nežinau kodėl. Nusipirkau muselį, 35 eurų išleidau. Gal daugiau net buvo. Ant kelių muselių plūdės pasiėmiau, bet nežinau, ar pavyks pagauti ant jų kažką, nes su meškere užmest sunku. Dar ultralaitas būtų, dar suprasčiau, ar plūdė bent jau ilga. Čia nuo 5 gramų užmetimas tik tai. Tai nežinau, valas pakankamai storas. Bent jau monofilamentas, šiandien nežinau, gal kokį 0,20. Bet vis tiek storumas yra valo. Man rodos atėjau. Oi, čia koks vėjas. Tiesiai mane. Wow. Ką tu? Nežinau. Žiūrėjau sliekų. Ieškojau, neradau. Parduotuvė pirkti irgi niekur nėra. Čia galima sliekais gaudyti. Nesuprantu. Kaip vis gaudyti, jeigu niekur nėra. Čia kokia gera vieta. O, savo per petį. Reikia čia nenubaidyti. Reikia iš toliau mėtyti. Nenoriu arti eiti. Srovė eina taip, tai žuvis stovi taip, manęs nematys. Iš čia. Kai kojas minga, šlapias mano kojas jau dabar. Gerai, čia manot būsiu prabaidęs. Noriu ant ekranų užlipti. Koks ten? Peliukas vaikšto. Plaukioja vandenį. Mažas peliukas. Ten toli užmečiau stvėrę kažkas. Ir po to iškart žalia užsikabino. Mačiau panupiršęs musę faime. Nu, tai blogai užmečiau. Čia su tokiais pinigais mėtyti labai nepatogu, kai jie didelės gramatūros, nežinau kiek net šveis galiu, turėčiau sliekiuką. Tai aš tikėčiau, kad galiu kažką pagauti, nes slieko ne tik upėtakį ima. Manau, čia tada ir palę galiu kirsti ir whitefish, sykai gyvena čia. Lietuvoje yra šitų žuvies, bet raudona knyga įrašyta. Matau labai gerą vietą, tik žiūriu kaip iki jos daryti, kad nepabaidžiau žuvies, labai daug srovės, bet ten matau kartu ir pagilėjimas. Gerai, sausas, bet ten labai šlapia. Iški ranką nusiplaukti. Reiktų čia toliau eiti su šediniais batais, nesilpniem. Reiktų kaip kojas minga. Bijau kažkur ne ten padėti koją. Nu, toliau čia tokia upė prasideda, kur realiai nepamėtysi. Turėčiau muselinę, mokėčiau su muselinę gaudyti, čia būtų pasak. Okei, čia buza. Va, dėjau. Kitos vietos. Čia tik su muselinė gaudyti. Muselėm paviršiaus. Nu ir ką, kaip žaliai įsikabins čia.
Turiu mūsų, tik nežinau, kaip jos normaliai uždėti. Jų neužmėsiu, bandžiau su plūdė, bet labai tragediškai gavosi. Galvoju, gal pavanysiu dabar susirišk greit. Plūdė su musė. Maybe. Bandom. O to blogiau nebus. Vaikštau su muselė. Mėtau nieko. Bet čia jau ežerai. Nežinau. O dėja, prasidėjo tos muselės, kur veidą kandžiai. Eik, tu jau užmiršęs apie jas buvau. Gerai, koja šlapias mano. Čia kažkas takelis buvo daid. Palei upelį jau. Nežinau, čia žiauriai didelis ežeras. Eik tu savo. Ir kur čia žvejoti reiktų, ką čia pagaut galima. Čia eidamas nubaidžiau upėtą, kai mačiau, kai nuplaukė mažiuką. Ir dabar bandau šokti su telefonais. Nepamėčiau. Super. Žinau, kaip čia pagaut žuvį. Sliekų čia nėra. Ne, nieko, kažkoks šliūžas yra. Sliekų nima. Nė vieno. Kojas permirkė. Kažkaip batus išsidžiavinti, reiks, nežinau kaip, bet dar ežeriukas ateinu. Jau po 10, pusę 11 kažkur tai. Bet čia toksai mažas miškas ežeriukas. Jokių namų nieko nėra. Nežinau, ar prieisiu, nes sušlapęs visiškai kojų. Uolas. Wow. Čia koks uolas. Dabar kojas visai sninga. Eik tu savo. Pala. Vienam šonu. Toks čia žiauriai mažas realiai. Nu, nėra ultra, bet mažiukas. Čia tokia kaip pelkė realiai. Nežinau. Kranto visiškai nėra. Iškart gilu. Kažką išprašyčiau, jeigu čia gyvena kažkas. Žalių kupstas. Vienu žodžiu, kad ir kiek gaučiau, nieko pagauti nepavyko, bet paskutinę dieną jau prie Oslo nusprendžiau pabandyti pažvejoti su normalia meškere ir su skumbrė sistema. Ten, kur daug visokių kabliukų ir taip toliau, plunksnas, ir pavyko pagauti vieną žuvį. Menkė. Tikriausiai pagauti 30 kg lengviau negu tokia, bet Seknoje žuvis ir rūšių katalogą. Šitos rūšies dar niekada nebuvau pagavęs. Žmonės skumbrės gaudė, bet ten labai daug žmonių buvo. Neįmanoma tiesiog atsistot, o visur iš kitų pusių, kur nėra žmonių, yra negalima žvejoti ženklai. Tai tokia žvejyba gavos, vis tiek pabandžiau, gražus vaizdai. O šitam video bus tiek. Ačiū, kad žiūrėjot, visiems žvyno ir iki.